Pasisveikinkit su naujiena Gamma Plus Boosted barzdaskute. Pabandykim išsiaiškinti, ar ši mašinėlė yra verta vietos ant jūsų stalo. Tai pažiūrim, ką turim. Mašinėlė, atsuktuvėlis, papildomos dalys, kabliukas, jeigu turėsim kur kabint mašinėlę. Taip pat keičiasi šita dalis, kad būtų patogiau pasidėti pirštai. Bet aš asmeniškai jas nenaudoju. Yra USB-C krovimo laidas, nes ši mašinėlė kraunasi tik USB-C jungtim. Papildomi peiliukai, valymo šepetėlis ir knygutė su eilėraščiais. Turime galingą 11 000 apsisukimų per minutę variklį. Peiliukai yra dvigubos folijos ir per vidurį yra dar vienas peiliukas, kuris skirtas šiek tiek ilgesniem plaukam, kurių įprasta barzdaskutė nenukerpa. Peiliukai yra hipoalerginiai, todėl nebus jokių išbėrimų ar paraudimo ant odos. Baterija. Baterijos veikimo laikas yra net 180 minučių. Tačiau su barzdaskute netliekam tiek daug darbų, todėl pakrausit ir pamiršit pusį mėnesį. Ši mašinėlė turi vieną naujieną, tai IPX7 korpusas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs galite kirpti plaukus po vandeniu. Jūs galite šią mašinėlę naudoti duše. Nežinau, kur tą panaudosim kirpyklai. Mašinėlės dizainas. Įprastas barzdaskutės dizainas. Ji yra labai lengva, sveria tik 160 gramų. Taip, mano asmeninė patirtis su šia mašinėlė tęsiasi jau kurį laiką. Galiu pasakyti, kad tai labai geras Gamma Plus produktas. Ilgai laukiau, nes nežinau, kodėl laukiau Gamma Plus. Labai norėjau, jo, labai gera. Labai gera mašinėlė, nes turi tuos 2 peilius ir 3 per vidurį, kuris nuima ilgesnius plaukus, nes dažnai labai praleidžia trimeriukas, ypač jeigu jisai prastesnis, bukesnis, jis gali palikti plaukų ir ši mašinėlė juos sunaikins. Įsigijus šią mašinėlę, ji dirba labai tyliai, bet praėjus kuriam laikui, jeigu atliekam daug kirpimų, ji pradeda dirbti garsiau, o kai pradeda dirbti garsiau, tai ženklas, kad reikia keisti peiliukus. Keičiasi visas tinklelis, visas viršus, galima pas mus užsakyti. Ši mašinėlė lengva ir kraunasi USB-C, todėl ją patogu vežiotis į keliones, tiek savo pasitvarkyti barzdą, tiek kažką kitą nukirpti, o galbūt net nereiks jos krauti, nes baterijos veikimo laikas ir taip labai ilgas. Tai kam rekomenduočiau šią barzdaskutę? Ją rekomenduočiau barberiams, tiems, kurie daro feidus ir reikia nuskusti didelius paviršius plotus, nes su šia mašinėlė tikrai tą atliksite greitai ir be vargo. Ar ji verta savo kainos? Manau, kad taip. Ši mašinėlė nėra brangi, bet darbą atlieka idealiai. Tai jei turit kažkokių klausimų, klauskit komentaruose, rašykit man, aš jeigu norėsiu jums atrašysiu ir pasimatysim kitose apžvalgose. Iki.